Gaminame varškės pyragą mildą. Kiaušinio trynį išsukite su cukrumi. Išlydykite 125 gramus margarino, truputį atvėsinkite ir supilkite į kiaušinio trynį. Plakite, kol neliks cukraus kruopelių. Į masę berkite pusę kiekio miltų ir išmaišykite. Grietinę sumaišykite su citrinų rūgštimi ir soda. Grietinę supilkite į tešlą ir išmaišykite. Tada suberkite likusius miltus ir minkykite, kol tešla pasidarys vientisa. Įvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir dėkite į šaldytuvą 3-4 valandoms. Varškę sutrinkite su cukrumi ir kiaušinio tryniais. Išlydykite 125 gramus margarino. Plonai nutarkuokite citrinų žieveles ir išspauskite citrinų sultis. Lydytą margariną, citrinų žieveles ir sultis įmaišykite į varškės masę. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų ir atsargiai įmaišykite į varškę. Kai tešla reikiamai atšals, ją padalinkite į 2 dalis. Stačiakampę kepimo skardą išklokite popieriumi pateptų sviestu. Burokinę tarką sutarkuokite vieną tešlos dalį ir plonų sluoksnių paskirstykite ant skardos dugno. Ant sutarkuotos tešlos pilkite varškės įdarą, ant viršaus užtarkuokite likusią tešlą. Pyragą kepkite 180-200 laipsnių karščio orkaitėje apie 45-55 minutes. Skanaus.